Tai kai rašiaus pamokslai, mąsčiau, ką norėčiau pasakyti, jeigu čia būtų mano, tarkim, paskutinis pamokslas. Aišku, tikriausiai, kad ne paskutinis, bet tiesiog toks mąstymas pastebėjau, kad padeda susidėlioti teisingai prioritetus. Panašiai gal kaip Mozė 90, man atrodo, 90 psalmį kalbėjo, 12 eilutė rašė, kad tad mokyk mus skaičiuoti savo dienas, kad įgytume išmintingą širdį. Mokyk mus skaičiuoti savo dienas, kad įgytume išmintingą širdį. Kitaip sakant, padėk mums suprasti, kokie mes laikini, kokie mes trapus. Ir tas padeda susidėlioti prioritetus iš tos pusės, kad iškart supranti, kas svarbu ir kas ne. Iškart susidėlioja, kas turi būti pirmoje vietoje ir kas neturi. Ir aišku, yra labai daug tų svarbių dalykų, apie ką galėtume šnekėti. Ir apie nuolankumą, ir apie atleidimą, ir apie tikėjimą. Bet kai galvojau apie šitą temą, tai pagalvojau, kad daug kas iš jos kyla. Iš tos pamokos, kurią buvau išmokus su Dievu ir esu dar. Ir pagalvojau, kad šita pamoka man padėjo išgyventi labai tokius sunkius periodus savo gyvenime. Ir tikrai nuoširdžiai manau, kad jeigu nebūčiau jos išmokus, aš nebūčiau tiesiog išgyvenus tų periodų. Tai tikiuosi, kad ir jums bus naudinga. Tai mąsčiau ir mąsčiau, kad noriu pasidalinti tuo, ką išmokau ir iš Dovydo, ir iš Jeremijo, ir iš Jobo, aišku, ir iš Jėzaus, ir iš savo pačios praktikos. Ir jeigu pabandyčiau sudėti tą pamoką į vieną sakinį, nes man kažkada sakė kažkas, neatsimenu kas, bet labai gera mintis, kad jeigu negali sudėti visos savo didelės pamokos į vieną sakinį, tai tikriausiai tu tos pamokos ir neįsisavinai ir neišmokai. Tai šita pamoka vienam sakinys skambėtų būtent maždaug taip, kad jau geriau būk atviras su Dievu, nes vienaip ar kitaip jisai mato, kas tavo širdyje. Tai aš ir pastebėjau ir savyje, ir kartais kitose, kad mes kartais kaip Dievo vaikai bijom atvirauti su Dievu ir pasakyti, kas iš tikrųjų tose mūsų širdise slepiasi, ką iš tikrųjų jaučiam. Bet iškart užbėgsiu įvykiams už akių ir pasakysiu, kad aš nekalbu apie kažkokį nepagarbų kalbėjimą su Dievu. Ta pagarbi Dievo baimė turi būti, nes jis yra visatos kūrėjas, jis yra karalius, jis yra viešpats. Bet kartais mes elgiamės su Dievu taip, lyg tai jis būtų žmogus, o ne kūrėjas. Tai mes galim pasislėpti nuo žmonių, galim pasislėpti nuo artimųjų, gerai paslėpti, ką iš tikrųjų manom ar mastom. Galim pasislėpti nuo bažnyčios bendruomenės, kartais pasislėpiam net nuo savęs pačių. Ir tada taip atrodo, elgiamės lyg tai, jeigu pasislėpiam, tai ir Dievas nemato. Bet jisai mato. Ir aš manau, kad jisai laukia, kol mes atversim savo širdis ir išsakysim jam, kas ten yra. Aišku, tada gali kilti klausimas, tai kam mums reikia jam kažką sakyti, jeigu jis ir taip jau mato, kas ten yra. Kam Dievui reikėtų, kad mes jam kažką sakytume. Ir jam nereikia. Čia mums reikia. Tai noriu, kad pažiūrėtume dabar į Dovydo psalmes, kur čia 22 psalmė. Dovydo, kurį Dievas vadino vyru pagal savo širdį. Tai skaitysiu 22 psalmę, skaitysiu nuo 15 iki 19 eilutės dabar. Taip, 15 eilutė. Esu lyg ant žemės išlietas vanduo. Visi mano kaulai išnarstyti, lyg vaškas mano širdis, ištirpusi krūtinė. Gerklė išdžiūvusi lyg molio šukė, liežuvis limpa prie gogurio. Tu guldai mane į mirties dulkes. Šunys mane atgula iš visų pusių. Nedorėlių gauja mane apspinta, jie žeidžia man rankas ir kojas, galiu suskaičiuoti visus savo kaulus. Mano priešai spokso į mane ir džiaugiasi. Dalyjasi tarpusavėje mano drabužius ir meta kauliukus dėl mano apdaro.
Akivaizdžiai matom, kad Dovydas čia yra labai tokiai sudėtingai situacijai, tiek fiziškai, tiek emociškai. Ir Dovydas sako Dievui, tu guldai mane į mirties dulkes, 16 eilutė. Tarsi Dievui sako, kad tu mane žudai, Dieve. Ar tai tiesa Dievo atveju, tai yra Dovydo atveju? Ar tai yra teisinga, ką jisai sako? Ne. Mes žinom, kad Dievas ir yra tas gyvybės šaltinis. Tavasme, jeigu jisai mus paliktų nors sekundį neprižiūrėtus, tai mes tikrai pavirstume į tas mirties dulkes. Bet Dovydas taip jaučiasi. Ir jisai atvirauja su Dievu. Nors tuo pačiu jisai žino, kad Dievas yra jo gyvybės šaltinis. Ir iš ko mes žinom, kad jis žino? Tai skaitom toliau. Iš sekančių eilučių nuo 20. Jisai sako, bet tu viešpatie nesitolink nuo manęs mano stiprybė. Skubėk man padėti. Gelbėk mane nuo kalavijo, mano brangią gyvastį iš šunies letenų. Trauk mane iš liūto nasrų, nuo tų laukinių jaučių ragų gelbėk mane. Taigi matom, kad Dovydas žino, kad jeigu ir yra kažkokia viltis, gyvenimo viltis, tai jinai ir yra tik Dieve. Ir jis jo šaukėsi. Taip pat Dovydas puikiai suprato, kad Dievas permato jo mintis ir širdį. Ir tą galim skaityti, aš greit paskaitysiu 139 psalmį 4 eilutėj. Ir jisai sako, nespėjus mano liežuviui žodį ištarti, tu viešpatie jį jau žinai. Kitaip sakant, pagal Dovydo žodžius, Dievas skaito mūsų mintis. Tai kam Dovydui reikėjo tas mintis ir jausmus Dievui išsakyti? Dėl savęs paties akivaizdžiai. Ir aš pastebėjau, kad panašiai veikia su priklausomybėm, jeigu esat kažkokių turėję. Visi, man atrodo, mes jų turim, kol nepriklausom visiškai 100% nuo Dievo, ar tai būtų nuo kažko stipresnio, ar nuo bandelių ir cukraus. Bet tol, kol mes neįvardijam, kad turim kažkokią priklausomybę ir kol neįvardijam, kad savo jėgom negalėsim jos įveikti, tol mes negalim pasirinkti to gijimo proceso, kurį Dievas, gijimo ir išlaisvinimo proceso, kurį Dievas duoda. Kol nepripažįstam visiško savo silpnumo, negalim pasirinkti Dievo siūlomos stiprybės. Kol nepripažįstam, kad turim kažkokių minčių, kuriuose neturėtų būti, kol neįvardėm jų, tol negalim pasirinkti mąstyti kitaip, tarkim, pavyzdžiui, pagal Dievo pažadus. Tai pirmiausia, tai va čia, kur skaitėm, pirmiausia Dovydas ir pripažįsta, kaip jaučiasi. Jisai sako, tu guldai mane į mirties dulkes. Jis taip jaučiasi. O po to jisai pasirenka mąstyti kitaip. Sako, bet tu viešpatie mano stiprybė, skubėk man padėti. Tai Dovydas yra pagarbus su viešpačiu, bet tuo pačiu jis labai labai tikras, jis neapsimetinėja. Pagarbus, bet tikras. Dabar noriu pažiūrėti į kitą visų gerbiamą, garbingą Dievo vyrą, tai Jeremiją. Galima atsiversti Jeremiją 20 skyrių. Ir skaitysiu čia nuo 7 eilutės. 20. Taip, 20 skyrius nuo 7 eilutės. Tai Jeremijas čia kalba. Tu mane suvilioji, viešpatie, ir aš leidausi suviliojamas. Tu buvai stipresnis už mane ir nugalėjai. Aš nuolat traukiamas per dantį, kiekvienas šaipos iš manęs, kalbėdamas turiu rėkti, turiu šaukti, smurtas ir skriauda. Viešpats žodis man atnešė nuolatinę užgaulę ir pajuoką. Tai mano angliškas vertimas, kurį kartais paskaitau, sako, pirmoje eilutėje, tai yra 7 eilutėje, ne tu mane suvilioji viešpatė, bet jisai sako, tu mane apgavai viešpatė ir aš buvau apgautas. Vėlgi, ar Dievas apgaudinėja? Nu, tikrai ne. Mes žinom, kad ne. Ir mes žinom, kad
kad mes patys apsigaunam dėl savo nuodėmingos prigimties dažniausiai. Tiesiog mes linkiai taip. Bet vėlgi, Jeremijas taip jautėsi. Ir jisai išdrįso Dievui tai įvardinti. Nes tikriausiai taip pat kaip Dovydas žinojo, kad Dievas vienaip ar kitaip mato, kas slėpėsi tuo metu Jeremijo širdyje. Ir tame pačiame skyriuje netgi jisai sako, galim paskaityti 20 skyriaus 12 eilutę. Jisai sako, galybių viešpatie, tu ištiri teisųjį, tu permatai jausmus ir širdį. Viskas Dievui skaidru, viskas ne tik mato, bet ir permato. Ir tada atrodo, kam slėptis, jeigu Dievas permato. Taip? Tai Jeremijas įvardyja, kaip jis iš tikrųjų jaučiasi, išpila širdį Dievui, čia nuo 7 iki 10 eilutės. Pažiūrėkim, kas vyksta toliau nuo 11 eilutės. Jisai sako, bet viešpats su manimi tarsi galingas gynėjas, todėl mano persekiotojai suklups ir nenugalės. Ką reiškia tas nedidelis žodelis bet? Tai dažniausiai tai reiškia, kad kažkam yra prieštaraujama. Taip ir taip, bet. Tai Jeremijas čia kažkam prieštarauja. Ir kam jisai čia prieštarauja? Pats savo. Pats savo, būtent. Palauk, pamečiau biškutį. Jo, jisai pats savo prieštarauja. Dabar aš jaučiuosi taip, bet taip nebus amžinai, nes Dievas ištikimas. Dabar pagalvokime, ar jis būtų galėjęs savo paprieštarauti, savo mintim, savo jausmams, tam nusivylimui, kurį jis galbūt turėjo, jei pirmiausia nebūtų tų dalykų įvardinęs. Nemanau, kad iš vis galima kažkam prieštarauti ar kovoti su kažkuo, kol nesusitinkam su tuo dalyku veidas į veidą. Negali kovoti su nematomu priešu, nes jis tiesiog yra nematomas. Ir dar noriu sugrįžti į 12 eilutę kartą, kuris sako, galybių viešpatie, tu ištiri teisųjį, tu permatai jausmus ir širdį. Tai Dievas jau matė, kad tai yra vienaip ar kitaip, ar jis būtų įvardinęs, tai Jeremijas ar nebūtų įvardinęs, Dievas matė, kad tai yra jo širdyje. Ir aš tikiu, kad Dievas tam tikrą žodžio prasme padėjo iškelti visus tuos jausmus, nes jie ten jau buvo į paviršių, padėjo Jeremijui įvardinti juos, kad tai, kas būtų nematoma, kas buvo nematoma, pasidarytų matoma, kad Jeremijas galėtų pagaliau pasirinkti, ar gyventi pagal tos jausmus ir mintis, ar ne, ar pasipriešinti ir sakyti, bet. Ir tas pats, kad Jeremijas rašė labai žinoma mums visiems eilutę, dažnai cituojam, 17 skyriui 9 eilutė, kuris sako, širdis už viską vėlingesnė ir nepataisomai pasiligojusi. Tai aš manau, kad jis suprato šitą tiesą dar ir dėl to, kad jis buvo atviras ir su savim, ir su Dievu. Jis tikriausiai nekartą turėjo savo taip pripažinti, kad kiek čia nais nesąmonė toj mano širdį. Ir manau, kad tik tai įvardinę tą dalyką, po to galim pasirinkti ir neklausytų nesąmonę. Tai dabar pažiūrėsim į Jėzaus tą palyginimą, irgi labai dažnai skaitom, į palyginimą, kaip atrodo santykiai su Dievu, kai juose nėra atvirumo, kai slepiamasi už kabutėse gerų darbų, nes taip lengviau, nes dažnai nėra malonu susitikti su tom tikrosiom širdies mintim. Tai paskaitysiu iš Luko 18 skyriaus nuo 9 iki 14 eilutės. Palyginimas apie fariziejų ir muitininką. Tai čia rašo, Jėzus čia pasakoja palyginimą. 2 žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs savo vienas taip meldėsi. Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės. Plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba kaip šitas muitininkas. Aš pasninkauju 2 kartus per savaitę, atiduodu 10 nuo visko, ką įgyju.
O muitininkas stovėjo tokį ir nedrįso nė akių pakelti į dangų. Tik mužėsi į krūtinę maldaudamas, Dieve, būk man gailestingas nusidėliui. Sakau jums, šitas nuėjo į namus nuteisintas, o ne anas. Kodėl muitininkas išėjo į namus teisus, nuteisintas? Nes viena iš priežasčių, manau, dėl to, kad jisai buvo atviras su Dievu to, kas slėpėsi jo širdyje. Ir tuomet Dievas galėjo su tuo tvarkytis. Fariziejus neatsivėrė Dievui. Sveiki. Fariziejus neatsivėrė Dievui, bet pasislėpė už gero žmogaus kaukės. Ir pamenu iš tikrųjų vieną iš tų kartų, kai tas jų buvo labai daug, bet vienas toks gal ryškesnis man, kai Dievas ir mane mokė būti atvirai su Dievu, su juo pačiu. Tai tuo metu, aš pabandysiu įvardinti, kaip aš tuo metu jaučiausi, tai buvo maždaug taip, kad Dieve, aš viską dėl tavęs palikau, kad galėčiau sekti tavim, o tu dar nori iš manęs patimti paskutinį dalyką, tai mano šeima. Ar teisinga man buvo taip galvoti? Ne, nes Dievas niekam nėra nieko skolingas. Jis viską sukūrė. Kaip Jobas čia sakė, kad nuogas išėjau iš motinos įsčių, nuogas ir sugrįšiu ten. Viešpats davė ir viešpats atimė. Jis turi pilną teisę duoti, pilną teisę atimti. Iš šiaip jam viskas priklauso. Bet jeigu aš būčiau Dievui to neįvardys, tų jausmų, kaip manot, ar jis nebūtų pamatęs, kad tai yra mano širdyje? Kad tai tuo metu nebuvo, kad tai tuo metu buvo mano širdyje. O jeigu detaliau truputį papasakot tą istoriją, tai tuo metu buvau praradus beveik viską, kas buvo brangu man gyvenime. Ir buvau nemačius, nes buvau užsienį savo šeimos kokius 2 metus. Ir kol buvau užsienį, mano močiutė pradėjo labai greit silpti. Jis jau buvo sena, bet žinot, kaip prasideda tas labai toks staigus senėjimas. Ir žinojau, kad Dievas neleidžia man dar grįžti namo. Ir aš labai pykau, kad jis mane leido. Ir aš vieną dieną atiduodavau maldoje visą šitą situaciją Dievui, kas skamba maždaug taip. Dieve, tu žinai geriau, tebūnie tavo valia. Bet vis tiek yra tas pyktis, baimė. Kitą dieną darau tą patį, irgi meldžiuosi, panašiai gal kažkaip. Trečią dieną atsikeliu, vis tiek tas pats, tiesiog plėšo vien mane viduj. Ir tada nusprendžiau, kad man tiesiog nusibodo plėštis ir sakau, Dieve, aš užsidarysiu savo kambaryje ir nevalgysiu ir negersiu, tol, kol tu nepadarysi vieno iš 2 dalykų. Arba tu pakeisi situaciją, arba tu pakeisi mane, kad aš visai kitaip žiūrėčiau tą situaciją. Ir aš užsidariau savo kambarį, iš to užsispyrimo, aš net nesakau, kad taip darykit, bet tiesiog aš buvau atvira su Dievu. Ir aš tiesiog gulėjau toj savo lovoj ir pyliau jam savo širdį. Ir kalbėjau, nežinau, kiek laiko aš ten kalbėjau su juo, kiek valandų ten praėjo tam kambarį, bet kažkuriuo momentu šventoji dvasia tiesiog pertraukė mane ir uždavė klausimą. Ir žinot, kai Dievas šneka, jeigu jis nori, gali labai daug svorio uždėti į tą vieną klausimą. Ir jisai man uždavė klausimą. Jei aš juos iš tavęs... Ne taip buvo. Kai aš juos iš tavęs pasiimsiu. Ką tu darysi, kai aš juos iš tavęs pasiimsiu? Ir kažkiek laiko negalėjau kalbėti, nes tas toks šventosios dvasios svoris buvo didelis ir aš supratau, kad Dievas turi pilną teisę tai padaryti. Ir aš supratau, kad Dievas šneka aišku apie mano šeimą. Ir jisai nesakė, jei. Jisai sakė, kai aš juos iš tavęs pasiimsiu. Jis buvo labai rimtai nusiteikęs. Ir kadangi aš buvau jau viską prieš tai praradus, tai žinau, kad jisai ir tą gali pasiimti. Taip neskubėjau kalbėti tada su Dievu, bet kažkiek patylėjus, taip apsvaršiu savo atsakymą, aš jam atsakiau, kad Dieve, tu žinai, man skaudės, aš pyksiu, aš spardysiuos, aš tikriausiai rėksiu, bet aš vis tiek seksiu tavim.
nes be tavęs aš vis tiek nieko neturiu. Ir su šitais žodžiais, tada šventoji dvasia iš karto man iškėlė Abraomo istoriją, kaip jisai sutiko paaukoti savo sūnų ir kaip jis laikė peilį ir kaip Dievo angelas sustabdė tuo momentu. Ir jis taip ir nepaaukėjo savo sūnaus. Ir Dievo angelas jam sakė, nieko nedaryk jam, dabar žinau, kad tu bijai Dievo. Ir už kelių savaičių Dievas mane grąžino pas savo šeimą po 2 metų nematymo. Kad galėčiau rūpinti savo močiutę ir panašiai. Tai Dievas grąžino mano šeimą, bet jisai nebegrąžino tos baimės prarasti šeimą. Nes jau po to momento mano širdėje jinai nebebuvo pirma, tą vietą užėmė Dievas. Ir šiaip iš tos baimės vis tiek nebūtų buvę nieko gero. Tai ačiū Dievui, kad jis ją pašalino. Bet aš tiesiog noriu atkreipti dėmesį į tą atsakymą, kurį aš daviau Dievui. Ir aš žinojau tuo metu, kad Dievas nori mano atvirumo. Ir mano atsakymė irgi buvo tas žodelis bet. Aš žinojau, kad Dievui nebūtų tikęs bet koks atsakymas, kad tarkim, tu žinai geriausiai Dieve, tebūnie tavo valia. Tai yra labai gražų žodžiai, bet tuo metu tai būtų nenuoširdu iš manęs. Ir mano atveju nuoširdumas skambėjo taip, kad Dieve aš pyksiu ir aš spardęsis ir rėksiu, bet aš vis tiek tavim seksiu. Kristaus atveju nuoširdumas irgi nebuvo tik tai tebūnie tavo valia. Nuoširdumas jo atveju buvo mano Tėve, jeigu įmanoma, te aplenkia mane šitą taurę. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Čia iš Mato 26 skyriaus 39 eilutės. Manau, santykiai negalėtų ilgai egzistuoti be pagarbos, bet tuo pačiu santykiai iš vis negali egzistuoti be atvirumo. Galima be atvirumo susikurti nebent tokią santykių iliuziją, bet netikrą ir tvirtą dalyką kažkokį. Ir paskutinis dalykas, ką noriu užbaigimui paminėti, tai ką mes ir taip žinom, bet tikriausiai priminimas nepakenks, kad yra be galo svarbu skaityti ir suprast Dievo žodį, kad jisai mus kasdien vis atnaujintų mūsų mąstymą, mūsų požiūris į pasaulį ir patį Dievą. Mes galime įvardinti Dievui, kaip mes jaučiamės, kaip iš tikrųjų jaučiamės, jis pakankamai didelis, kad tai pakeltų. Galbūt net galime įvardinti kaip Jeremijas Dievui, kad Dieve, aš jaučiuosi, kad tu mane apgavai. O gal kaip Dovydas, kuris sako, kad Dieve, tu vedi mane į mirties dulkes. Bet jeigu nežinosim Dievo žodžio, ką jisai mums sako, tai mes ir liksim patikėję šitais savo jausmais, kurie iš tikrųjų labai labai dažnai atrodo tokie labai įtikinami. Žinot, kaip būna jausmai, tai atrodo, kad tik taip ir yra. Ir tie jausmai mums diktuos tada mūsų tą iškreiptą realybę apie Dievo charakterį. Bet jeigu žinosim Dievo žodį, įvardyję tuos jausmus galėsim pasirinkti ir pasakyti tą žodelį bet. Ir galėsim kaip Jeremijas pasakyti. Bet Viešpats su manim ir galingas mano gynėjas. Todėl persekiotojai suklups ir nenugalės. Arba kaip Dovydas galėsim sakyti. Bet tu Viešpate mano stiprybė, skubėk man padėti. Tai gal tiek iš manęs šiandien noriu užbaigti su malda. Tiesiog, kad Dievas mūsų subalansuotų toje pagarboje ir atvirume su juo. Kad mūsų santykiai kasdien su juo augtų ir stiprėtų ir kad galėtume vis daugiau ir daugiau priklausyti nuo jo malonės ir gyventi jo šlovėje. Tai pasimelsiu. Gerai, ačiū Viešpatie tikrai už tavo žodį, už visus tos pavyzdžius, kuriuos mums davė Biblijai. Neleisk mums atsiskirti nuo tavęs, nuo tavo žodžio, kad kiekvieną dieną galėtume tikrai panašėti tave. Ir tiesiog kiekvieną dieną mums padėk suprasti tave, koks tu didingas, koks tu neaprėpiamas, nuostabus ir
ir tiesiog neapsakomas, bet to pačiu Dieve padėk mums suprasti, kaip tu arti ir kaip mes iš tikrųjų galim visame kame į tave remtis, pasitikėti tavim ir būti atvirai su tavim. Tai labai tave mylim, Jėzau, ir viso to prašom tavo vardu. Amen. Amen.